Daugiausiai Vilniaus mieste, kaip ir visoje Respublikoje, yra užfiksuota vagysčių. Tačiau turėtumėm pasidžiaugti tuo, kad šių nusikaltimų 2013 metais buvo užfiksuota mažiau negu 2012 metais. Ir mes visada išskiriame vagystės iš gyvenamųjų patalpų, vagystės iš pačių transporto priemonių vagystės iš transporto priemonių. Tai taip pat norėtumėm pasidžiaugti, kad apskritai visos vagystės, tame tarpe ir iš gyvenamųjų patalpų, turi ryškią mažėjimo tendenciją. Kaip ir minėjau, kad bendra tendencija visose Vilniaus miesto policijos komisariatuose yra tai, kad mažėja užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius. Didžiausias mažėjimas yra užfiksuotas Vilniaus miesto 3 policijos komisariate ir turbūt reikėtų pasidžiaugti ir savotiškai pasigirti, kad ištyrimo lygis pačių nusikalstamų veikų yra žymiai padidėjęs. Ir taip pat didžiausias išaiškinamumo procentas yra padidėjęs taip pat 3 policijos komisariate. Vilniaus miestas išties yra, sakyčiau, unikalus savo rajonų skirtumais. Ir mes turime miegamuosius rajonus, kuriuose yra daugiaaukščiai, kuriuose yra maži kiemai, kuriuose yra tam tikra problematika su mašinų parkavimu, mažai vietos praėjimui, vaikų žaidimų aikštelių. Mes turime kitus rajonus, kuriuose dominuoja gyvenamieji namai, kuriuose yra puikiai sutvarkyta gatvių apšvietimo infrastruktūra, savotiška gatvės saugumo infrastruktūra, tai yra sutvarkytos tvoros, įrengtos video kameros, apsaugos tam tikros sistemos. Tai todėl, kalbant apie atskirų rajonų saugą arba kiek rajonai skiriasi savo saugumu, tai iš tikrųjų reikėtų minėti ir kalbėti apie tai, kiek kiekvienas rajonas, atskirai mikrorajonas arba, sakykime, didesnis rajonas yra įdėjęs, investavęs į tai, kad to rajono gyventojai iš tikrųjų būtų saugus. Nes jeigu mes žiūrėtumėm, kas daro tą rajoną saugų, tai turbūt plačiaja prasme tai yra absoliučiai viskas. Nuo sutvarkyto apšvietimo iki saugaus vaiko kelio, nuo mokyklos iki namų, kiek jam reikia pereiti gatvių, kiek jam reikia pereiti pėsčiųjų perėjų, kiek yra galimybių tvarkingai, nepažeidžiant taisyklių, pasistatyti saugiai mašiną, kiek yra užrakintos ir sutvarkytos laiptinės, kiek yra įrengta vaizdo stebėjimų kamerų, kurios vėliau, jeigu įvyko kažkoks teisės pažeidimas, užfiksuoja, tarkim, galimą pažeidėją ir galimą veiką. Tai visi šitie faktoriai išties labai labai svarbus ir jų galima būtų vardinti labai daug. Na, turbūt natūralu, kad daugiausiai pažeidimų yra užfiksuota didžiausiuose, pagrindinėse miesto gatvėse. Kaip jūs žinote, Vilniaus miestas turi 6 policijos komisariatus, tai gal aš pradėsiu nuo 1 policijos komisariato, kad daugiausiai nusikalstamų veikų yra užregistruota Kalvarijų gatvėje. Turbūt nieko labai nestebina, nes tai yra tokia viena iš pagrindinių arterijų miesto gatvių, kur yra didelis eismas, yra prekybos centrai, yra turgavietės, yra tam tikri rajonai, kur pakankamai gyvena daug problemiškų žmonių, sakykime, daug susibūrimo vietų ir žinoma, kad tai sąlygoja ir tam tikras nusikalstamas veikas. 2 policijos komisariate gatvė, kurioje užregistruota daugiausiai nusikalstamų veikų, yra Savanorių prospektas ir Dariaus ir Girėno gatvė. Tai taip pat, sakykime, gatvės, kuriuose daug įmonių, vyksta stiprus eismas tiek transporto prasme, tiek žmonių prasme. Yra taip pat tam tikra mūsų rizikos zona susijusi su narkotikų platinimu Dariaus ir Girėno gatvėje. Tai kaip matome, kad kiekviena gatvė iš tikrųjų turi tam tikras priežastis tam nusikalstamo skaičiaus didėjimui. 3 policijos komisariatas, nežiūrinti tai, kad aptarnauja mūsų
senamiestis, sakykime, mūsų gražiausia arba viena iš garbingiausių, vertingiausių rajonų, tačiau Gedimino prospekte taip pat yra užregistruojama nusikalstamų veikų ir jeigu mes žiūrėtumėm 2013 metų statistiką, tai Gedimino prospekte yra užregistruota beveik tiek pat nusikalstamų veikų, kiek ir Savanorių prospekte. Tai, ta prasme, tik šiek tiek mažiau, bet tai iš tikrųjų rodo, kad nežiūrint į tai, kad tai yra prestižinė, sakykime, vieta, kur žmonės dažniausiai išeina ilsėtis, pailsėti, pasivaikščioti, tai taip pat, dėja, taip pat yra užregistruota nusikalstamų veikų. 4 policijos komisariate pagal figūruojančią statistiką neišskirčiau nė vienos gatvės, kuri yra nesaugiausia, kadangi statistiniai duomenys rodo, kad užregistruotos nusikalstamos veikos pasiskirsto absoliučiai tolygiai visose pagrindinėse 4 policijos komisariatui priklausančiose gatvėse, tose pagrindinėse Kojelavičiaus, Parko, Pramonės, Šiaurės ir Linksmoji gatvė yra beveik vienodas nusikalstamų veikų skaičius. Todėl turbūt nebūtų labai sąžininga sakyti, kad kažkuri gatvė dominuoja. Na, 5 ir 6 policijos komisariatai yra mūsų vadinamieji miegamieji rajonai ir daugiausiai nusikalstamų veikų yra užregistruota Asanavičiūtės, Kavoliuko gatvėse, Fabijoniškių ir Ukmergės gatvėse, bet tai yra šių miegamųjų rajonų, sakykime, pagrindinės arterinės gatvės, kuriuose taip pat yra sutelkti prekybos centrai, turgavietės, susibūrimo vietos ir natūralu, kad ten yra užregistruojama didžiausias nusikalstamų veikų skaičius. Dar taip pat norėčiau šiek tiek trumpai užsiminti, kad yra registruojamas ir nusikalstamų veikų skaičius viešose vietose. Tai vat būtent gatvės, sakykime, koks yra visgi tos gatvės saugumas, tai čia išsiskiria Kalvarijų, Savanorių, Architektų ir Ozo gatvės, sakykime, kur užregistruota nusikalstamų veikų daugiausiai būtent viešose vietose.